kad na tokių treningų kardio. Čia irgi lyja. O, mes dabar taip pat kaip vieną aukštus. Ir daroma, tai? Stotelė. Aš iki čia. Palipėsiu. Eik. Dovilytė ropoja. Aš bijau net atsisuk, man iš karto galvas trūks. Nu, aukštas geras. Bet jeigu tu gali, aš O ką daryti? Vieną kartą tik tai. Gyvenime. nežiūriu atgal. Einu. Vieną kartą gyvenime. Mes lygiai su debesim duoda. Debesų aukštyje. Įsitrauksi? Telefoną. Kodėl? Nes nesąmonės man rekomenduoju. Čia. Čia tada pasifilmuojam. Ja? Atsargiai. Einam, einam. Tai tik tai čia va. Įlys moba. Va, tik tai pasidarom ir viskas. Nu tai gerai, tu atsitrauksi. Aš čia užlipsiu. Kodėl? Ne.
parodysiu. Ten nėra to kelio. Žiauriai slidu. Ir pas mane batai tam netinkami. Ne, tai gerai. Aš tai turbūt geras durnelis, man pochuj. Čia dar galim pasidaryti porą selfiukų. Nu tai gerai, nepačiu. Ir 200 metrų, tada nusileidom iš 200 turbūt į Dupem ir iš Dupem pakilom į 300, aišku, to viso drakono, ne, ten apie 300 rašė, to viso drakono kelio, aišku, nenuėjom. Kodėl? O kuris yra dar? Tai iki galo, kur buvo likę 50 metrų tie uolos, per grandinės tas kur neėjom. Tai negalime per grandinės? Galima ten eiti. Kokios grandinės? Bet, kur grandinės buvo, kur buvom išlindę. Nežinau, aš nemačiau. Vienu žodžiu. Tai va, bet gerai ir čia. Žiauriai aukšta, man tai užlipau į priekį, atgal lipau jau nežiūrėdama į aukštį, nes man pradėjo suktis galva, atsirado panikos atakos. Apsivertęs vaizdą. Einam, kaip tik ten labai gerai. Ant kranto. Kalnų papėdėje. Gerai. Surgavai? Visai gerai. Davai dar. Čia Dova, atsargiai nepaslysk. Ai va, kur ta uola, blemba. Aš irgi gerai užgribavęs. Čia kažkokia uola. Aišku, mes biškį pavėlavę, bet gal nieko tokio. Svarbiausia, motorolerio neuždarytų, nes kažkaip atgal reiks grįžti. Jo. Dova, eini? Oho. Jau mes šiandien nespėsim juos apeit, žinok. Nes man atrodo, ne čia 150 metrų, kiek čia eina. Teks ateit rytoj. Papildomai. Truputį susivėlinom.
Truputėlį susivėlinam. Ai, va, čia tas slėnis. Jo. Ne vieno turisto nėra, gerai. Kaip garsai tavo, gyvūnėlių. Oho, žiūrėk, kokie paukščiai dabar. Nu čia šitos lelijos, kur tos, ne, lotusai tie vadinami. Aš dar taip dainuoju. Tai paukščiai, va, tie dideli balti, va, ten nuskrido. Geras, einam, tai mūsų to uždarys čia, paskui paskelbs paiešką. Biški blogai, kad tik iki 5 dirba, kažkaip tai jie keistai, čia labai trumpai dirba. Nes ten uola eina 150 metrų gylio. Bet jau šiandien mes nespėsim. Taip, aš nežinau, nemačiau nei nuotraukų nieko, bet tipo deep prašo 150 metrų. Nu laša, tai matai, uolos kiauros, lietus lyja ir tokia mini. Ne, jau mes šiandien nueisim, va čia ir gerai, grįšim čia rytoj tada. Nu, tai turėsim praeiti vis tiek šitą uolą. Ką? Nu, tai taip, ten matai, ten visur vanduo, kriokliai. Ja. O mes buvom va ten va. Va ten va. Ten 200 metrų, o čia va ant to kalno 300 ten. Bet, nu čia tipo, bet realiai buvom, tipo, debesis buvo jau. Debesų lygyje. Aišku, dar su motiku pakilom turbūt kokia. Kyla gal 1,5. Ne, sakau, maždaug aukštis koks. O, kažkoks tai dragon frutas. Kaip tu? O, čia yra ir viešbutis. Kai viešbutis Dola? Parke. Kodėl? Nu, tik tai, kad va šitam parke vakare vienas jau vaikštai, tipo. Nu taip, žmonių tai čia daug, kaip kokia. Ai, nu jo, nuo šaliau. Bet vis tiek neblogoje vietoje viešbutukas. O, čia vienas tik tai kambarys užimtas. Išeina viens prie kito, kaip rūpinis vyksta. Blemba geras. Nors ir pas mūsų uoluose viešbutis. Nu jo, gražu. Tai beždžionių gal ir yra, bet kaip ir ten jas žmonių bijo. Jos visos kalnuose gyvena. Tai kam į namus nereikia? Į gardiną? Varom jėgo gardiną. Taigi mum Ten pažiūrėsim. dabar sukti į dešinę. Nu gerai, sakyk. Tu gerai laikai? Gerai. Taip, va, ateini. Atsargiai bala. Nežinau, tik bala iškart. Kažkur tai. Į kairę.
Nu tai išvažiuoti reikia.